Tai sveiki, mano vardas Edas, šiandien turime 2 ratus, tai Honda Hornetą CB600F ir kadangi yra taip šilta, pamačiau, kad galim kažką su šito nuveikti. Tai yra toks dalykas kaip surinkti Lietuvą, kur galim realiai Lietuvą surinkti per šaldytuvo magnetukus. Tai yra 60 magnetukų ir tu gali pasižymėti, kur tu esi, tai pavyzdžiui 60 savivaldybių, kadangi dabar esu tėviškai pas tėvus, aš galiu pasižymėti Klaipėdos rajoną. Ir kai aš tai pasižymiu, aš galiu arba nuvažiuoti į infocentrą nusipirkti tą magnetuką, arba apsipirkti L parduotuviai. Tai taip aš sugalvojau šitas serijas, renku Lietuvą ant 2 ratų ir kaip matoma Klaipėdos rajone tos magnetukus galim nusipirkti Gižo etnografiniai sodybai arba Klaipėdos rajono turizmo informacijos centre. Tai aš manau, kad mes važiuojam iki Gargždų ir pasiėmam tą magnetuką iš ten. Tai pirmasis magnetukas bus gyvai paimtas, antrasis nežinau, nes dažniausiai infocentrai dirba iki 6 vakaro, tai aš nežinau, ar aš spėsiu. Hondelę turim tokią, 600 kubų, tai manau per kažkiek serijų visą tą Lietuvą mes ir apvažiuosim. Tai ir čia būtų renku Lietuvą ant 2 ratų serijų pradžia. O dabar dedu šalmą, rengiu striukę, važiuojam. Nu tai va, apsirengėm, išjudėjom jau link Gargždų. Šiaip šita idėja buvo mano draugo, tai jisai norėjo irgi tai padaryti. Tai iš karto kreditai Žilvinui. Bet kitas dalykas, jo, jisai, dabar aš renku vienas, tai kelias serijas, manau, ir jisai prisijungs kažkada, kai galės. Tai visas tikslas šito dalyko yra apvažiuoti Lietuvą ant 2 ratų. Nežinau, ar per šią vasarą išeis. Bet bent jau kokį 15 ar 20 savivaldybių norėčiau apvažiuoti. Tai va, važiavom į Gargždus. Tai tikslas būtų nuvažiuoti ne tik pasiimti magnetuko, bet kažką tam miestelyje ar tam rajone pamatytoj savivaldybei. Pasižiūrėti, ką turi unikalaus. Ar kokį apžvalgos bokštą, ar kokį parką, ar kokį piliakalnį. Tai jo, apie Gargždus ką aš galiu pasakyti. Tai mano gimtasis miestas, čia gyvenau, užaugau. Klaipėdos rajono centras yra. Tai ten yra ir mūsų magnetukas Klaipėdos rajonų. Pats Gargždai žodis bent jau mums vaikams mokyklai sakydavo, kad klylės yra nuo žvyro girgždas ar žvirgždas. Kažkas panašaus, nes tipo čia Gargždai yra ant kalno ir anksčiau buvo čia tiesiog žvyro kalnas, o ne miestas. Tai aš galvoju, aš galėčiau iš karto tiesiai į tą turizmo centrą varyti, bet aš man rodos važiuosiu aplinkui, kad per centrą Gargždų pravažiuoti jums parodyti. Tipo, man tai jo, tai čia nieko ypatingo tie Gargždai. Kai čia 18 ar 19 metų pragyvenau iki tol, kol į Vilnių išsikrausčiau. Šiaip kažkaip per paskutinius metus tai Gargždai labai daug patobulėjo nuo to laiko, kai aš išsikrausčiau iš čia, tai rajonai prasiplėtė. Parduotuvių pristatė, atsirado dar krepšinio klubas Gargždai, atsirado arena netgi krepšinio, kur atvažiuoja žaisti LKL varžybų. Tai tikrai sakyčiau, čia daug yra patobulėję, daug išsiplėtė jau ir visai smagu, o čia netgi, dviračių taką čia sutvarkė yra, jau kiek metų čia turbūt sutvarkyta, aš tik dabar pastebėjau. Šiaip, kai važiuoju su motociklu, pastebi kitokius dalykus negu įprastai. Galėjau čia ir šokti per šoną, bet šokau per viršų. Skuba per perėvą turim Gargždų sporto centrą. Pasižiūrim. Kur Gargždai žaidžia savo LKL varžybas. Šiaip yra bele kaip karšta, aš tai prakaituoju dabar. Ir po aprangą, ir dar su kelniam. Ir va, kai taip sustoju, dar karščiau yra. Gargždai žiūriu, Gargždų bangos vėliava išsikėlė kažkodėl. Gal kažkoks finalas vyksta ar dar kažkas, šiaip nežinau. Futbolu domiuosi tiek, kad tik tais pasaulio čempionatas seku, o šiaip ten top lygų ar dar kažko tai ne. Turim, va čia buvo senoji autobusų stotis, dabar nugriauta. Pastatyta nauja šone. Pačiai labai seniai per Gargždus važiavau. Kaip gerai pavėsi atsistoti. Aš žinau, kad čia ant manęs jau lipa mašina, čia iš šono tiesiog privažiavo. Turim žalę, važiuojam. Oi, nu kur lendam dabar? Tigrų ekipa visur, Gargždų banga, gal žaidžia šiandien? Realiai turim va Gargždų kultūros centrą naują. Per centriuką mes čia prariedam. Nu gražu tam Gargždų centre, man tai reikėtų čia pasukti. Jeigu va čia vietos bus labai gerai.
Yra. Motociklai visada yra vietos. Matau, daug vietos yra, gali užimti ir pilną vietą dabar. Nematau, kad čia būtų tarpelis, kur nebūtų vietos. Fontaną turėjom kažkada, čia eglutė būna kalėdinė visada. Ir žiūriu, Klaipėdos rajono savivaldybė atnaujinta, dar čia naujina. Nu, okei, Moco palikau ten. Einu šį informacijos centrą, pažiūrėsim, ar gausim magnetuką. Bus mūsų pirmasis. Iš Tėviškės. Kažkokią aikštę turim. Čia šiaip turim kino teatrą, kuris kažkada buvo geresnis už Forum Cinemas visus. Turim ir informacijos centrą. O žiūrėkit, čia iš karto jau rašo. Į magnetukus. Iki 5 dirba. Sveiki. Turit magnetukų surinkti Lietuvą? Eurai. Kortelę galim? Ne, dėja, tikrai. Tuoj tada. Bus pirmasis. Pirmasis? Jo. Jau daug metų viską. Kažkaip dabar tik sužinojau. Tai galvoju su motociklu apvažiuoti Lietuvą. O, kaip smagiai. Ir paskui galima ir tokią lempą įsigyti, kad ten matosi. Ir ant tokios lempos. Jo, žiūrėjau aš tą lentą. Bet tai... Aš Lietuvos eis. Okay. Gerai, ačiū Jums. Viso. Sėkmės, kelionėj. Turim pirmą. Žiūrėkit, Klaipėdos rajonas. Ką dar turim čia Gargžduos? Čia muzikos mokykla. Žemėlapis. Lyg aš nežinau, kur yra Gargždai kaip ką. Čia dar biškį žaisiu į pavėsį. Bažnyčiagi turim, reik parodyti visam pasauliu. Nu, tokia balta atsiveria. Čia aš turėsiu praėjimą? Turėsiu. Jūs pasižiūrėk, šito tai nemačiau. Pianinas. Ir toks. Čia trombonas, ne trombonas. Nežinau šitos muzikos instrumentų. Visi jie man vienodi iš tikro yra. Nesuprantu aš jų. Gerai, tai turim Klaipėdos rajoną tokį. Valtelės, upė, čia Drautminė, žuvytės, troba. Visai neblogai. Nu tai ką, pajudam dar biškį. Miestas, sakyčiau, tuštokas. Turbūt visi ten prie karjerų maudos, kas prie jūros išliekia. O mes judam iš čia. Čia prieš mūsų dar teismas Klaipėdos rajono. Tai jeigu tave policija pagauna darant blogus dalykus, atvažiuoji čia. Bet nėra tekę, jeigu ką. O čia poliklinika Gargždų. Aš čia kaip vietinis. Vilnietis, bet kaip vietinis. Ne, nelaikau aš tas Vilniečių, nors ir gyvenu aš ten kelis metus. Čia važiuokit Minija. Tik ar ta Minija matos? Matos. Išvažiuojam biškį iš Gargždų. Tai dabar noriu nuvažiuoti iki Gargždų Piliakalnio. Aš ten šiaip 100 kartų buvęs. Pagrindiniam kanale, tai yra savo gaming kanale, tai senam. Man atrodo, aš buvau ten su dronu skraidęs, kažkokį video buvau daręs. Bet buvo pavasaris. O dabar aš norėčiau čia atvažiuoti vasarą, kai yra viskas sužydėję. Čia turim tokią aikštutę. Ir ar aš turiu pavėsį? Turiu. Aš noriu pavėsį. Turim čia pavėsį, aš atsistoju į pavėsį. Ačiū. Tai turim čia Piliakalnį, į kurį aš neisiu dabar, bet ką aš padarysiu, tai droną pakelsiu. Nes ten eiti man tiesiog nėra naudos, nes aš čia buvęs milijoną kartų savo paauglystėj su chebra, tai tiesiog droną dėl gražių vaizdų ir viskas.
Gerai, užteks čia. Aplink tos piliakalnius, aplink tos kryžius, skraidyti, važiuojam toliau. Brrrr, gražiai, reikia čia kokio dviračio nenuskinti. Nu, būtų gerai, kad ir manęs nenuskintų. Aš galvoju, pravažiuojam dar per Garžus jaučiu. O piliakalnis, kaip matos, iškart į Garžus įvažiavęs, nes čia yra įvažiavimas iš realiai nuo autostrados, nuo Vilniaus, Kauno. Man šita vieta labai patinka. Kaip įvažiuoji į Garžus, yra toks keliukas gražus ir bažnyčia iškart ant kalno. Ir jinai tokia balta. Nu, žiauriai patinka man šitas įvažiavimas šiaip į Garžus. Gargždai 4 metrai. O, eik tu sau. Neviršysimės 4 metrų ūgio. Negerai bus. Čia žiūrėkit, dviračiais su tašiam per Lietuvą. Jie gal keliauja irgi magnetukus renka tik su dviračiais. Man sakyčiau, storuliui lengviau. Jie ten vargsta mina. Šiaip su mocu, kai važiuoji per miestą, reikia labai atsargiai važiuoti vidury kelio lėtai, kad tave pastebėtų, nes gali būti, kad nepastebės. Ir tvosės. Ir kas, kad tu pagrindiniu parvažiuoji, bet tai susižalojimai rimtesni negu kad tu nekaltas, tipo. Lema, gal čia stabdysiu ne Vilnius, kad lakstyti per raudonas. Tai aš šiaip, kur dabar važiuosiu, manau, kad aš pasiduodu link Klaipėdos. Nes Klaipėdos miesto savivaldybė turi dar vieną magnetuką. O čia pro Garžus mes galim dar pravažiuoti gražiai. Šiaip irgi jo yra momentas, kur tipo, okei, mes Klaipėdos rajone, tipo savivaldybę aplankėm, reikia apžiūrėti, bet pažiūrėjom tik pagrindinį miestą Garžus. Yra tų tokių kaimelių, miestelių aplinkui Garžus su Klaipėdos rajonu, ten Vėžaičiai, Vėviržienai. Bet man pačiam nėra ten labai įdomu pasižiūrėti kažką, nes aš ten tai viską matęs. Tai geriau padarom taip, kad aš čia dabar šitą susirinkau ir pasiėmu antrą, nes mes labai ilgai tos magnetukus kitaip rinksim. Tai per video po 2 šaunam ir pasiemam. O Gargždai, aš sakau, ir tai labai jau geras miestas aplankyti. Tokį ček užsidėjom, nors čia jau nuo gimimo aš ček užsidėjęs. Kitas dalykas, aš manau, kad aš nelabai spėsiu Klaipėdoje nusipirkto magnetuko, tai mes tiesiog online jau užsisakysim, nes aš dar turiu reikaliuką vieną sutvarkyti, pasižiūrėti ir tada aš tik važiuosiu šito magnetuko. Žiūrėkit, aš dar visai nešausiu į autostradą. Aš čia negaliu, negaliu. Aš jums noriu vieną dalyką parodyti. Oi, kaip aš čia guldau. Ir čia negaliu. Geras. Čia buvo pastatas Kilena toks. Baras. Čia jau mano tėvų laikaisis buvo. Mano laikais ten jau apleistas pastatas buvo. Ir kitas dalykas, aš labai nekenčiau autostradą važiuoti dėl vėjo. Tas vėjas! Galėjau šiaip važiuoti visai per kitą vietą. Biškį tokį ratą padaryti. Bet kitas dalykas yra, aš vėl esu laikai įspaustas, nes po darbo, po 5 nebelabai daug kas dirba. Nes dabar, kur aš noriu nuvažiuoti, pasižiūrėti moto kelnių, nes aš su treninginiam kelniam. Tai garantuota trauma, jeigu ta prasme pupils būtų. Už fūros tai man visai patinka užuovėje, bet aišku, lėtai važiuojam, bet tiek pakanka šiaip. Va dabar, kai pasitrauks, iškart vėjukas. Aišku, aš ir greitį padidinau, tai nėra ko norėti. Žiūrėkit, atsimenat iš Rilso šitą vietą. Čia išsukimas buvo. Kas, aišku, žiūri mano Rilsus ir TikTokus. Dabar tai turim naują asfaltą čia. Čia kažką su pilotu veža labai ilgo. Ojei, kokios ilgos konstrukcijos. Vau. Klaipėda tiesiai, Palanga iš šono. Palangos magnetukas irgi yra, bet kažkada kitą kartą. Dabar tai Klaipėdos norėčiau į vidutinis. Šiaip tai vidutinis matuoklis, tik nemačiau, kurioj vietoj būtų kamera. Niekur aš jos nemačiau.
Čia pasitraukim, išleiskim visus važiuojančius. Pabūkim geri dėdės. Klaipėda! Atvažiavam, kur mums reikia. Klaipėda. Klaipėda. Gerai, nežinau žvaglio nuo žodžių, bet žinau, kad yra tokia daina. Klaipėda. Klaipėda, svajų šalis tarp jūros ir dangaus. Kažkaip tikėjaus šitam žiedė pamatyti kamštį, bet jo nėra. Ai, per tiltą visi tiesiai. Jo, jaučiu taip. Oi, mums tai reikia stabdyti. Mižiena, taip, taip gražiai. Wow, kur Priusas čia lekia? Wow. Ar jis manęs nematė? Bet aš gan ryškus, raudonas. Ar jis čia šiaip sugalvojo vidury žiedo pastovėti? Gerai, dabar šiaip judu ne link magnetukų pusės. Kaip man stabdžiai cypia, Jėzus. Zyp, zyp, zyp. Reikia pasikeisti kaladėlės. Šiaip dalykas toks, kad aš be navigacijos nelabai įsivaizduoju, kur man važiuoti. Nes pirmą kartą važiuoju ten į tokią parduotuvę. Eik, tu, na, kaip karšta stovėti. Dar nuo mašino eina tas karštis. Padeginom biškį sankabą netyčia. Ai ne, čia šitas priekis smirda manęs. Apsisuksim čia. Dabar reiks lauk žalios ir apsisukti. Kažkada atsimenu 16 metų, kai mokiau su mocu važiuoti, dar pravažiavimus mokyklai dariau šitoj sankryžoj. Užsidegė žalia pagrindinė, aš išvažiavau į kairę ir man atsimenu instruktorius per tą pasikalbėjimą įrangą šaujo, kur? Tai jo, būtų mane taip gražiai nuskynę tokį. Dar net ne 16, man buvo 15, dar kai tipo prieš 16 galėdavai laikyti teisės, mokintis laikyti, o nelaikyti. Tai dabar aš manau tokios klaidos nedarysiu, dabar stovėsim, nes reikia sulaukti papildomos į kairį lemputės šviesoforo. Jo, tuo metu laikiau A1 kategoriją. Kiek čia metų atgal? 8, 9 metai, man atrodo, atgal. Tai jau tiek metų ant motociklo. Nu va, dabar tai sulaukiam, važiuojam. Apsisukimas mūsų. Blemba, ir aš pasiklydau, nežinau, kur atvažiavau. Taip ir tiksliau, žinau, kur atvažiavau, bet nežinau, kur man reikia. Viskas, jau matau, kur man reikia, viskas tvarkoj. Vienu žodžiu, kebra, apsipirkau, ko reikėjo. Dabar liko valanda, gal ar pusvalandis, kol dirba kažkoks gintaro muziejus, Amber Gold ar kažkas tokio. Bandau aš Klaipėdai davažiuoti iki jo ir gal paimsim dar vieną magnetuką, bet abejoju kažkaip, bet gal. Tai vienu žodžiu, ką aš apsipirkinėjau, tai nusipirkau, kad nebūt plikom leškom, moto džinsus su apsaugom. Bet dabar dar neužsidėjau, dar galvoju namie, patestuosiu, pažiūrėsiu. Žinot, negalim panaudoti, kad, jeigu netyčia grąžinti. Tai va, gal kitam epizode saugiau mano keliai jausis, ne kaip dabar. Bijo jie asfalto, tai burr. Dar ieškau pasikalbėjimo įrangos. Problema vietoje, kur turėjo biškį brangoką. Reikėtų pasižiūrėti daugiau visko. O kon mes turim toj Klaipėdoj, mesgi turim čia. Ką mes turim? Akropolį turim, kaip ir kiekvienas normalus didmiestis. Lemba šiaip tai karšta stovėti. Kas šitai purzgia? Betmanas tipo? Negali būti. Turim McDonald'ą Klaipėdoj, pats seniausias Klaipėdos McDonald'as. Bet šiaip jų tik 2 tėra. Vieną prieš metus pastatė šitas, tai vat stovi kokius 20 metų. Aš galvoju, kad aš suksiu per čia. Gal kažko įdomiau aš ten pamatysiu. Eik tu savo, kokios duobės ant posūkio, jūs juokaujat, taigi sutvarkykit kelią. Ten tiesiai laivas, matos, ten jau keltai, keltas į smiltynę. Kai varysim Neringos magnetuko, tai mums ten tiesiai reikės ir mes kelsimės ten. Ir varysim Neringos magnetuko į Nidą. Aš manau, kad ten jau reikės iki Nidos min, nes ten jau čia turizmo centras bus. Pažiūrėkit, Klaipėdos pastatus kokie. Kokie gražus, aš negaliu.
Čiadeliai, Vokietija. Memelis. Žinojot, kad Klaipėdos pavadinimas anksčiau buvo Memelis. Bet tai Klaipėda toks pavirtęs yra šviesoforų miestas. Tu prasme, šviesoforas ant šviesoforo realiai. Kiek aš jau šiandien buvau sustojęs? Ką tik benzino padala dingo. Jo, papa. Baisu. O taip kuras nėra pigus šiais laikais. Datos padalas dingsta. Nu, ir vėl šviesoforas. Jūs juokaujat. Gerai, suksim prie pilies. Aišku, čia galėčiau visus tai prakirt, bet tai nedidelė eilė. Palauksiu. Parkinge rodo 0 vietų. Aš manau, kad man tai ne problema. Man reikia kokį durną tarpą rasti ir įkišti tą mocą. Ką jie sako, parkinge 0 vietų? Yra tų vietų. Nu, neužimam parkingo vietos, nereiks mokėti už parkingą. Gerai, einu aš. Labai tikiuosi dar gauti tą dalyką. Vadinam pasižiūrėti. Palikau mocą vieną patį. Toj grįšimės iki jo, manau. Šitas gal irgi aplink Lietuvą keliauja. Šiaip Klaipėdai labai seniai vaikščiau. Senamiestį ypač. Bet matau, kad būčiau čia ir galės prisiparkuoti. Vokietukai kažkaip prisiparkavę. Nu jo, vokiečiai į Memelį atvažiavo. Bet čia ir kažkoks tūsas vyksta. Teatro aikštę turim. Ne, bet čia šiaip. Čia šventė miesto kažkokias. Aigi džiazo festivalis šį savaitgalį. Tai scena pastatyta. Balius vyksta. Šiaip Klaipėda tai man labai patinka akmeniniai keliai čia. Aišku, ir Vilniuje yra. Mes atėjom iki kur man reikia. Amber Queen. Sveiki. Pas jūs galim nusipirkti magnetukų, surink Lietuvą? Vieną. Kortelę galim, ar ne? Gerai. Ačiū. Viso. Šiaip tai net negalim filmuoti, nu, tipo buvo ženklas. Tai save biško filmau. Ten gintaro dirbiniai, visokie viskas. Hebra. Turim. Antrasis mūsų magnetukas. Balius. Lojimai. Ar jums patinka stoti? Dalykas tame, kad appse tai pamiršau pažymėti. Žymim vietą. Jūsų vieta pažymėta. Turim Klaipėdą. 2 magnetukai. 2 savivaldybės. Šiaip galvojau, kur galim Klaipėdą nueiti. Tai pagalvojau, yra pilis naujai atrestauruota. Nebuvau dar, reikia nueiti pasižiūrėti. Į vidų nežinau, ar mane ten beįleis. Čia kaip visada jachtų pilna. Pristatyta, čia kaip tame Monake, Maltoj. Šiaip vienas bairis, kad magnetukas Klaipėdoj 3 eurų kainavo. Ir kortelę galėjai. O Gargžduose 2 eurai. Ir tik grynais. Tai nebūsiu aš šią kortelės mokesčią sumokėjęs euriuką. Aš sakyčiau, jau čia daug yra plus 25, 26, man taip karštas tą aprangą. Turėčiau kažkur pasėti, būtų geriau. Pilies muziejus. Nu, okei. Bet bus uždaryta jinai. Nes jeigu jinai būtų atidaryta, tai čia žmonių būtų pelė kiek. Bet neblogai jinai restauruota. Šiaip iš tikrųjų, aš net nežinau, ar aš noriu į tą vidų eiti. Nes aš jau matau, kad čia tiesiog muziejus. Čia konferencijų salė. Lemba irgi šiaip smagiai būtų. Nu kaip, tokia visai įdomi vieta. Konferencijom jau čia ekspozicija. Ir tuo pačiu priedanga. Yra bilietų kasa. Bet aš nežinau. Aš šiaip nelabai noriu tą muziejų eiti. Plius minus vis tiek žinom, kas ten bus. Net iki 6 dirba. Neįeisim. Va, nuo 10 iki 6. Princo Friedricho Poternos ir kazematai. Praeities mozaika. Čia praėjimo nėra. Bet čia kažkas vyksta. Nieko čia irgi nėra. Aš noriu va čia, nebent va į viršų dar pasilipti. Pasilipau Klaipėdos vėliavą Plazdeną. Pilis iš čia liko. Ką galim dar pamatyti? Šito rato tai nebūdavo. Jį jaučiu vasarai pastatė. Ten ta šventė vyksta džiazo festivalis.
Graži ta Klaipėda. Tai vieną žodžiu, žiūrėkit, turim 2 magnetukus, Klaipėdos rajoną ir pačią Klaipėdą. Ant Klaipėdos čia žiūrėkit, kur mano pirštas va. Pavaizduota šitas senasis malūnas, Old Mill Hotel. Nu ir man atrodo, čia Meridianas dar pavaizduotas. Meridiano būrė, tai ten va galim šur pamatyti. Tai pradedam, tai va, Klaipėdos rajonas ir pati Klaipėda. O, aišku, nefiksuoja, bet turim 2 magnetukus, čia susirinks visa kita Lietuva. Aišku, gal biški, įsivaizduojant Lietuvą, tai čia reik vietos palikti, nes čia va taip. Va taip va. Na, taip va, Lietuva ir susirinks. Tai šiaip Hebra, manau, kad šiam epizodui užtenka tiek. Nesibastysiu čia po Klaipėdą, daug didelis miestas, daug kas buvę, daug kas čia pažįsta, daug kas žino. Ir kitą video, aš nežinau, gali būti, kad būsiu Vilniui su mocu, tai bandysim jaučiu Vilniaus ir Vilniaus rajono paimti. O jeigu ne, tai norėčiau perskelti Neringą į Nidą. Tai noriu jūsų paprašyti, paspauskit prenumeruot mygtuką, labai padeda, paspauskit patinkamą mygtuką, parašykit komentarą ir kokią savivaldybę turėčiau aplankyti sekančią. Parodyk šitą video draugui, mamai, tečiui, broliui, sesiai, močiutei, belekam, kam manai būtų įdomu. O mes susitiksime kitame video, nežinau, ar su mocu, ar su dar ko. Iki.